Dobilėliai penkialapiai. Reikia suruošti viešos demonstracijos ir nuversti visi laikraščių kioskai. Laisvų humanizmų vardu aš viešai protestuoju prieš priverstinį žmonių apvestinimą. Iš viso sakau, tamsta turėtum žinoti, kad aš esu ne tas, kas esu. Ir aš sakau, kad tamsta matai. Tai yra stačiai internacionališkas dekadentizmas. Velnio. Valio! Šventos Zitos draugija. Gyvuoja ponas Zitietės. Magdusė. Valio, valio. Taip. Pinigai. Valdiškas namas. Varnų devynakė plepalai ir dideli nemalonumai. Kryžių ponia iš valdiško namo. Aišku, rožė kumpytė per ją visi nemalonumai būtų niekas savo merga. Turtinga bestija. Kas čia? Šalia kryžių ponios visi 4 barčiukai susirinko. Juk paršai. Kumpytė ne jūsų snukiui rūpūžės po. Ne. Su jumis neįmanomas toks bendradarbiavimas. Vos tik žmogus iškeli kūrybinę mintį, jūs tuoj kalate piestą ir verčiate visą vežimą į griovį. Ei, mano brangusis, tu vėl teikeisi perdėti. Ne mes vienybę ardome, bet ardote ją jūs, leudokratai. Ir koks nelapasis papainioja jūsų galveles šiuo metu apie civilinę metrikaciją duoti. Ir iš viso elgtis ne pagal moralę. Gera moralė išeina. Jei vyras su žmona nesugyvena, išsiskirti negali. Vyras turi savo meilužę, žmona keltą viengungių aplink miegamų įsilenksti betupinėjančių, namie kaip pragare, visi velniai susirinkę ir taip toliau. Mano brangusis, vyrui pagiriom galvas skauda, pati tam kartui nebepatinka. Vakarykštį dieną neina iš galvos jis ir mauna į policijos nuovadą skirtis. Pačiai, kas už jėncelės purkš, mėliausia žmonelė nebesuvaldoma, jinai galinti įsiskirti, kad tau nepatinka, mano brangusis. Visame kultūringame pasaulyje yra civilinė metrikacija ir šeimos tenai negriuvinėja. Pavyzdžiui, prancūzų šeimos skaitei Maupasaną. Žinai, kas tenai dedasi? Ir prancūzuose yra visokių. Aš skaičiau vieną knygą, bet užmiršau, kaip jinai vadinasi taip. O, pasjansas. Šnipščiukai. Tu nebūk galvys. Na, ar negėda, kaip sena boba su kortomis, smegenų suminkštėjimas ar kuris velnis? Mano brangusis, tu vis kalbė apie tai, ko neišmanai. Pasjansas tai yra lygiai tas pat šachmatai. Tai yra aukštos galvosenos menas. Sunkesnis už aukštosios algebros uždavinių sprendimą.
Tai yra aukšto intelektualinio išsilavinimo požymis, mano brangusis. Toks pat smegenų suminkštėjimas, kaip vidurių medicinos. Aš bent suprasčiau, kad tu nusipirktum lėlę, apmautum sijonų, patemptum už vienos kojos, patemptum už kitos, tai bent būtų šiokia tokia iliuzija dabar. Ir galvijas, gi tu, mano brangusis. Aš sakau, jų abu geri galvijai. Kada buvo paskirta posėdžio pradžia? Eik man. Lygiai 45 minutės pavėluotas. O aš sakau, kam aš turėjau ateiti anksčiau, jeigu dar kvorumų nėra? Mano brangusis, mūsų bufetininkė apsileido, ilgai pietų nedavė. Aš sakau, taip vėluotis nerimta. O, aš visuomet per ankstėtą einu. Aš jau čia posėdžio, kai dar nėra. Iš viso mūsų brolijos reikalai gerokai pakriko. Kada neteini, tai posėdžio nėra ir nėra. Aš sakau, kada buvo paskirta posėdžio pradžia? Lygiai valandą pavėluota. Sako, jis man irgi atsirado figūra. Šios dienos posėdžiui turiu nepaprastai svarbų pranešimą. Aš sakau, jis palies mus visus labai nemaloniai. Be ne pačią vesti su manimi. Mano brangusis, visuomeniškus reikalus patarčiau rimčiau svarstyti. Ne, ar gali būti rimta kalba su geležėlė? Jis visus turi mokyti. Jis mantras it tetervinas plėti. Tai... Ak, jūs vėl prieš mane nusistatėt. Taigi aš tiek turiu darbą. Mes tai neturime. Nu, koks tai jūsų darbas? Nosį krapšto daugiau nieko. Aš sakau, kągi tu krapštai? Viešpatie to man. Tai žmonės. Tai kas rūpinasi brolijos reikalais? Na, žiūrėkit, jis rūpinasi jis. Kas pasirūpino graikiško vyno bosą? Aš pasirūpinau. Kas pro užkurinės duris pratraukė angliškos medžiagos kostiumam ir turkiškas cigaretes? Jonas Geležėlis pratraukė. Kieno pastangomis gavome už gražgalių 100 butelių prancūziško konjako? Jono Geležėlės pastangomis. Tai visur aš. O jie dar šnypčia prieš mane ir daryk žmonėms gerą. Joniuk, kad tu tuo ir pyksti, mes tik pajuokavome. Vakar gavau silkių bačką iš Norvegijos. Buvo man neznyka jom padalint. O dabar neduosiu. Nu kas man, kad jūs tokie suksos šredėlių su galva labai man čia reikia. Aš sakau, be reikalo barame, sekretoriaus dar nėra. Puskepalių iki šiol nėra, tai jūs nežodžiai. Taip palauk, Jonukai, jis ateis gaus savo porciją. Na, kokia prasme jis barti, jeigu jau čia dar nėra? Dėl jūsų tinginystės, tai mūsų veikla voratinkais baigia augti. Mūsų idėjos išblėsio, dvasia išgaravo. Tai kuriems šalniams reikalinga mūsų brolyje, jeigu sėdime penkiese užsidarę, propagandos nevarom ir apskritai. Degtinę lakam ir jėjame savo tarpę. Jau mes tiek išpliurpom, kad mums priderėtų vadintis nedobilėlio penkialapio nesenstančių bernelių brolyje, o kokios nors pašutusios lepšės pagiriojančių buldogų artelę. Aš sakau, ką mums propaganda? Pagal mūsų statutą turi būti 5 brolijos nariai. Mūsų tiek yra, niekas nesirengia mirti. Tai yra vesti mokymus. Labai atsiprašau, turėjęs pavėluoti. Man kitaip nebuvo galima. Aš sakau, tau buvo galima. Dėja nebuvo. Bepietajant prisėdo ponės Skrusdėlienė. Patys žinot, tu jos lengvai neatsikratysi. Kad jis pats prie Skrusdėlės prilipęs. Ašgi sakau, labai atsiprašau. Aš sakau, pakaks. Prašom sėsti. Brolio sekretoriau vėliavą ir knygą, tradicinė priesaiga. Dobil penkialapį. Dobilėlį penkialapį. Tu dobil penkialapį. Dobilėlį penkialapį. Tu dobil penkialapį. Dobilėlį penkialapį. Tu dobil penkialapį. Dobilėlį penkialapį. Broliai beboteliai viengungiai. Rankų palytėjimą atnaujiname priesaiką. Gyvensime ir būsime, kad mūsų dobilėlis penkialapis, nevysdamas žaliuotis, kol žemelį mus nesenstančius nešios. Stovėsime
būsime sargyboje. Nuo moteriškos pagundos vaduosime visus paklydusius ir abejojančius, moteriškais klaidakeliais klajojančius ir neapykantą liepsnojančius, moteriškos laimės atsižegnojančius. Broliai, dobilai, dobilėlį penkialapį, baltas dobilėlį, Bemoteriai, viengungiai. Pas mane mokesčių inspekcijai yra gautas slaptas raštas, iš kurio aišku, kad mūsų brolyje, aš sakau, mūsų viengungių luomui gresia didžiausias pavojus. Mūsų visus po dobilo penkialapio vėliavą sujungia kilnydėje, taurydėje. Moteristės jungas aptemdo protą, paskandina vaikų vystykluose. Aš sakau, patys didieji pasaulio vyrai buvo bemoteriai. Pavyzdžiui, Platonas ir Getė. Galingai dvasiškyje, norėdama apsisaugoti nuo dvasios pagundo, atsisako moteriškų žabangų. Ji turi gaspadinės. Broli kryžiau, būk malonus prikasti liežuviu. Aš sakau, aukštesnioji dvasininkija. Visi vienodai nei iš tolo neina į moteriškus žabangus. Pavyzdžiui, aš sakau, viskupai, prelatai, bernardinai, kapucinai, nebekalbantį apie šventuosiais, kurie buvo bemoteriai. Ir broli pirmininkė, ar negalima būtų įsiversti be tokių palyginimų? Broli Dobilė, aš pabrėžiu mūsų ideologijos kilnumą. Šiuo atžvilgiu aš sakau, mes esam bendraminčiai su šventaisiais. Aš sakau, kas šventuosius kankino, kad ne moteris? Kas šventą Antaną gundi? Ar ne per moterį Adomas velniop iš rojaus išveikė, kaip į kitaip? Tai jau per daug. Mes esame vyriškos minties skaistumo avangardas. Mes esame sveiko proto tvirtovė. Ir va, broliai bemoteriai viengungiai dobilai, aš sakau, po mūsų tvirtovės sienomis pakasta parako bočko. Kas? Nu nieko nesuprantu baigti. Aš kaip mokesčių inspektorius gavau iš ministerijos įsakymą surašyti mano mokesčių ribose gyvenančius ir mokesčius mokančius viengungius ir apskaičiuoti, kiek iš jų būtų galima surinkti mokesčių biudžetui subalansuoti. Viengungiai norima apkrauti sunkia mokesčių našta. Ir dideli numatomi mokesčiai. Aš sakau, labai dideli. Praktiškai imint mes turėsime atiduoti beveik pusę pajamų. Ką? Turim tai kalbėti? Aš sakau, visiškai rimtai įsakymas paties departamento direktoriaus pasirašytas, aš sakau. Bet tai nesąmonė. Būsime visiškas bankrotas. Tai, kad tai matė, tai baigta. Departamentui tai nerūpi. Mokesčiai, aš sakau, vaduojasi dėsnių, ką paėmė, tas ir tau. Bobų intrigos, daugiau nieko. Nepaeigdamas atsigauti vyrų, prilindo kalis prie ministerijos ponų. Bobos veikia per bobas. Dėl tų bobiškų užmačių vyksta negirdėtas žmogaus laisvės pažabojimas. Broli Antanai, kaip Biblijai parašyta? Dievas davė laisvę ar ne? Pasito! Šnipčiūnas jau apie Dievą pradėjo kalbėti. Žmogus iš prigimimo laisvas. Nori vedu moterį, nori ne, mano reikalas. Niekas negali kištis į mano asmeninę valią. Laisvo humanizmo vardu aš griežtai protestuoju prieš priverstinį žmonių apvesdinimą. Sakau, kalba eina ne apie priverstinį apvesdinimą, bet apie mokesčius viengungiam. Bet tokie mokesčiai tai šlykštesni už vedimus, tai... Mano brangusis, moterystės padėtis yra sakramentas. Kas yra aukšta dvasinė vertybė, mano brangusis. Ir kas negali būti matuojama materiniu saiku ar kokiais nors mokesčiais, mano brangusis. Vertimas priimti tą ar kitą sakramentą yra paties sakramento išniekinimas, mano brangusis. Tai yra stačiai internacionališkas dekadentizmas.
Aš nesutinku su tokiu Aš siūlau veikti realiai. O, Pasinaudojant kooperatyvinę praktiką. Aš siūlau paskelbti spaudoj protestuojančius ir demaskuojančius straipsnius. Aš siūlau parašyti ministerijai memorandumą ir surinkti visų viengungių parašus. Reikia suruošti viešos demonstracijos ir nuversti visi laikraščių kioskai. O jeigu šitą nepadės, paskelbti visų viengungių bado streiką. Jeigu tik tai visi bemoteriai restoranuose degtinės nebegers. Paruošti užkandžiai, tegu pasimiršta. Iš ko gyvena restoranai? Iš viengungių gyvena. O iš ko gyvas finansų departamentas? Iš restoranų jis gyvas. Nebegersime restoranuose, nebeužkandžiausime. Tai kas liks iš finansų departamento? Pasmirs finansų departamento viengungių apiplėšimų įstatymas, kaip pernykštis vinigretas. Va, kaip reikia. Aš baigiau. Bet aš sakau, departamento įsakymas yra griežtai slaptas. Todėl mes negalime viešai veikti, nei straipsnių rašyti, nei šitų kioskų deginti. Broliai, bemoteliai, nepamenu kažkada, aš skaičiau kažkokią filosofinę knygą. Ten buvo aiškiai parašyta. Nori vesk, nori nevesk, vis tiek gailėsies. Tai gal sakau, vedam ar kuris vedam. Broli Dobilė, šitas tavo pasiūlymas mūsų posėdyje negali būti svarstomas. toks pasiūlymas tai tikrai išdavystė. Jam skrusdėlė nesusuko galvą. Broliai, bemoteliai, bet dėstydamas mergaičių gimnazijoje, aš nuolat susiduriu su meilės klausimu. Kaip žinote, nėra literatūros be meilės. Gimnazistės valiokės nuolat kimba. Išaiškink joms girdėti tą meilės klausimą. Kodėl poetai apie meilę dainuoja? Kodėl tiek knygų apie meilę rašo? Kodėl iš meilės romanuose žmonės nuodėjasi ir adatas ryja? Kaip aš jom išaiškinsiu pats, neturėdamas apie tą meilę jokio supratimo? Aš norom, nenorom buvau priverstas ieškoti išeities. Ponia Skruzdėlienė man sutiko maloniai padėti. Jis pas Skruzdėlienę meilės pamokas. O bučiuotis jau išmokai. Taip toliau jūs tik tai mokat užtrukusias ožkas melžti. Sveiki, gyvi gerbėjai. Labas, ponas pulkininkas, labas. Tai kad aš seniai atsargoj. Kad ir atsargoj, vis tiek pulkininkas. Atsargus pulkininkas, taip. Taip, teisybė, aš labai atsargus. Aš norėjau paklausti, ar nebuvo čia mano Magdusė, tai yra mano žmonelė. Ne, aš sakau, neteko matyti, nėra. Jos čia nebuvo ir nebus. Tamsta sakai, kad ji čia neteis. Labai dėkui, ponas advokatė, labai dėkui. Na kągi, pona, jeigu jos jau čia nėra, tai tada aš ir veiksiu. Sudėjau, gerbėjai. Jeigu nėra, aš įdėksiu. Sudėjau. Vesk, myliai, vesk. Puikų turi pavyzdį. Galėsi sekioti, kaip įpynė paskui žmonelę. Jis ne atsargos pulkininkas, bet atsargos vyras. Ponas Pipinė yra labai garbingas vyras, miesto verslovininkų sąjungos pirmininkas, plentų rangovas. Kam tik jau žinai? Nedaug. Apie Pipinės garbę kalbėti. Šiaučiūnas pas Pipinienę, kaip Puskėpalis pas Skruzdėlienę. Veikia jie abu pasidarys vaikų žindyvėmis. Nešvauk! Kad trenksi pažandą! Pasigailėsi pasaulyje! Bandyk! Kas tai baigia? Labą dieną, ponai. Kodėl man nei vienas į pasveikinimą neatsakot? Na, ponai, aš esu maloni moteris, kapitono žmona. Mane reikia pasveikinti ir pakviesti atsisėsti. No. Pone moterį, pone kapitonienė, labas. Labą dienelį. Labutis. Prašom sėstis, meldžiu aš tai. Pone Skruzdėlienė, aš sakau, man labai nemalonu. No. Man taip pat labai nemalonu.
kada mane ponia Skruzdėlienė vadina. Man daug maloniau, kada mane vardu vadina. Ja. Ponia Agnė. Ja, ponia Agnė, ja. Man labai nemalonu jums pranešti, kad pas mus vyksta posėdis, aš sakau uždaras. Posėdis? Posėdis. Uždaras? Uždaras. Ponai, tokiu būdu aš duris tarytum uždariau, ja. Na, Frederas liko. Lynas, prašoma į duris uždaryti. No, Lynas, no. Aš sakau, čia vyksta mūsų posėdis. Ja, ponai, tokiu būdu ir aš su jumis mielai posėdžiausiu, ja. Aš labai mėgstu posėdžiauti, ja, sėskit, ponai, visi posėdžiausiu. Aš sakau, čia vyksta mūsų posėdis. Ja, aš suprantu, ja. Tai yra, aš sakau, tam tikra draugija, kurioje moteris negali dalyvauti. Ja. Tai kas čia pas jūs tokia per industriją? Na, ponai, vyrams turi būti labai malonu su moteriai posėdžiauti. Ja, aš esu maloni moteris, Lynas man visuomet taip sako. Ja, su manim yra labai malonu posėdžiauti. Lynai, sveikinu. Jinai ne man išeiti. Tyliau į tą išgirsiu. O, šieną. Tai šniekinai mūsų broliai. Su pešios mūsų draugija moterį, su pešios. Ponia Agnė, o ką pasakys tamstos vyras, kad tamsta viena atskirame kabinete su 5 viengungiais posėdžiauja? Ponai, ką pasakys mano vyras? Mano vyras nieko nepasakys. Žinot, kaip išvažiavo į savo tos kapitoniškus kursus. Ja, tai, žinot, negrįžta iki šiol. Na gerai. O tamstos vaikeliai tai neverkia vieni namie palikę, ką? No. Johnny miega, o Josie reikia. Bet ne visuomet reikia. Kai valgyt nori, Lynas ją visuomet supa. Aš ne visuomet. Ne visuomet. Kai Josie nesupa, tai mane supa. Lingiai ar gamatė. Aš sakau, kaip tamsta trisai mūsų kariuomenės kapitono vaikus pavadinti angliškais vardais. Angliškais? Kodėlgi angliškais? No, ponai, amerikoniškais. Ja, aš pati esu gimus Čikagoj. Aš noriu, kad ir mano vaikai būtų išauklėti amerikoniškai, kaip aš pati. Tamstai turbūt labai nuobodu, kai vyro nėra namie. No, kai vyro nėra namie, tai ir manęs nėra namie. Lynas man tada vaikus supa, ja. Tamsta pačią irgi pasupa. Pasupa ir mane. Agnė pakaks. Kodėl ji pakaks? Ponai, man labai patinka, kada mane supa lingiai ar gamatė. Mes čia, sakau, tamstos neturim, kur pasupti ir pro langą, sakau. No. Kodėl mane taip pro langą? Na, ponai, čia turėtų eiti Rožė kumpytė. Ja, Rožė kumpytė. Bet žinot, jūsų valgykloj, ten taip prirūkyta. Už tai aš atėjau šitą džentelmenų kambarį, veršiais vadinamų, papusėdžiau. Ja. Ponai, posėdžiaukim toliau, labai įdomus jumis posėdžiauti. Ja, prašom, posėdžiaukit. Tamstas sakė, kad čia turėtų eit panelį kumpyti? Ja, turėjo teit, vadinasi, ateis į šitą tvartą, čia kur džentelmenai šieną ėda. Ir panelė kumpytė ateis papusėdžiaut? Ja. Ar aš nesakiau, į Rožę čia bus? Nieko tu mane sakei, kad tu prasmektum nuo mano galvos. Tamsta artimai draugauji su panelė Rože. Mes, ponai, su ją nuolat baramės. Jinai vyrų labai nemyli, aš vyrus labai myliu ir mes baramės. Negali būti, ji tokia graži. Aš taip pat graži. Ja, kosmetika. Ateina, Kada ateina. Tokia laiminga gnelė. Viena tarp 5 vyrų. Ir jie visi tokie džentelmenai. Aš sakau, po perkūnų. Aš sakau, čia vyrų svarbus posėdis, sakau, ne moterį, kiek dar velnių. Moteriškos giminės čia gali prisirinkti. Nekriok pirm laiko. Aš turiu jums tokią naujieną, kad jūs visi staukti pradėsit. Sakyk, meilutė, sakyk. Valdžia nutarė visiems žalmargiam buliavos mokestį įvesti. Kokiem žalmargiam?
Aš protestuoju prieš tokius pravardžiavimus. Jum visiems, viengungėm, berneliam persenusiem. Ja, bet kodėlgi tie viengungiai žolmargiai? Žolmargis tas yra buliaus vardas, bet ne vyro, ja. Jie visi stipinėja kaip buliai. Todėl jiems ir įvedamas buliavos mokestis. Sakau, iš kur tamsta tai žinai? Visas miestas žino, visi kalba. Aš sakau, kas tau tai sakė? Man Bražgulienė sakė. Taip, liurkė. Ja. Tai tu Bražgulieniai pasakei? Aš sakau, jinai pati mano slaptą voką perplėšė ir paskaitė, prisiekė, aš sakau, niekam nesakysi. Valdiškus slaptus popierius pasinašlės kontroliuoja. Aš sakau, taip pletkinė, taip kryžiavojusi, taip spiegia, niekam nesakysinti. Subobėję Nebaukit, žalvargėlė, nebaukit, nebaukit. Jūsų jaunystėlė palydėti. Šį vakarą aš ruošiu, kaip čia pasakiusi, žalvakarį. Bravo. Kviečiu visus viengungius. Dobilėlį penkiašakį. Penkialapį, aš sakau, ne penkiašakį. Penkiašakį. Penkialapį. Iš moterų bus, kurios jaučiasi viengungiškai. Apraudosim ašarėlėm jūsų žalį ir žalvargystę glaistysim. Panelė Kumpytė bus? Būti tai jinai bus, tik tai netamslė. Aš sakau, aš kvietimą, aš sakau, priimu. Aš dalyvausiu, aš būsiu būtinai. Tai kokia čia gali būti kalba? Visi norim būti, visi ir būsim. Atsiprašau. Aš norėjau paklausti, ar čia mano Magdusė, tai yra mano žmonelė. Ponas pulkininkas, aš esu maloni moteris, man reikia pasisveikinti. Labai atsiprašau, laba diena. Žinot, aš maniau, kad čia vieni vyrai. Mano Magdusė išėjo pas daktarą ir iki šiol negrįžta. Taip. Damstas Magdalena atrodo rimtai serga, tik tokia išbalus atrodo. Serga rimtai serga, jai nervų raumenys susilpnėja. Taip, daktaras sakė, kad juos reikia stiprinti. Sako, geriausia priemonė esanti šokio vakarėlį. O, koks puikus daktaras, kur jisai gyvena? Lynas, eisim ir mūdu pasistiprinti nervų raumenų. Ja, Lynas. Ponas advokatė, aš norėjau paklausti, ar čia mano Magdusė, tai yra mano žmonelė. Viešpatie mieliausias, kodėl būtent aš turiu žinoti? Aš maniau, ponas advokatė, kad... Mielas Petreli, nėra čia tavo Magdusės. Nėra. Kiek manim nebuvo ir nebus. Kaip, Magdusyt, sakai, kad tavęs čia nėra? Magdusyt, sakai, kad tavęs čia nėra? Nėra, Petreli, nėra. Jeigu tavęs čia nėra, tai aš eisiu tada. Eik, Petreli, eik, Petreli. Tik nepamiršk, šiandien pas mus žalvakaris. Gersime krušoną, kad būtų 2 bačkos. Klausiau, Magdusytė, viską paruošiu su lampionais. Nesakai, Magdusytė, kad tavęs čia nėra? Nėra, Petreli, nėra. Magdusytė, jeigu tavęs čia nėra, tai aš jau išėjau. Magdusytė. Jis man patinka. Lynas, ir pavyzdį iš jo, ja, ir džentelmenas, ja. Mentanai. Ir mūdviem laikas eiti. O, taip. Ja. Gal aš kiek vėliau mano braido išeisiu. Eik, Latreik, čia visi savi nesivaržyk, eik su ją. Ot, figūra. Nu, tai dabar aš jau nieko nesuprantu. Vienas vieną gyvą našlę supa, kitas turėjau kandidatę į gyvą našlę. Šlamštas, o ne viengungė damotariai. Teisingai pasakė, ponas Kytis Japonai. Viengungis, tas yra šlamštas. Mentanai, einam. No. Ach, štai kur mūsų žalmargėliai sugiliavę. Na, jūs vyru čia man visi labai reikalingi. Labą dieną, mėla Agnė. Iš kur čia iš pragarų čia tiek moterų papliupo, tai ne prieš gerą? Tai vyrai. Ateina pas jos moterys, o jie urzgė tik tai. Taip, laiko aš neturiu ožių už ragų ir prie tvarus. Taip. Ja, poros. Rytoj Šventosios salėje vyksta vieša arbatėlių loterija. O, bravo. Vėl moteriški dalykai, o mumsgi kas dar? Kaip tai, kas jums darbo? Bus jums
Tokio darbo, kad net stauksit. Mes nieko nežinom, baigta. Nieko, toli gražu dar nebaigtas, skelbimai visuose kampuose iškabinėti. Mes ne šunės pagal kampus stoviniuoti. Loterija ir arbatėlė ruošiama našlaičių namų naudai. Mes viengungiai berneliai, mes našlaičių neturim. Aš už juos nesakau. Nau, ponai, nau. Našlaičių namai. Tas yra pamestinukų namai, ja. Vedę vyrai patys savo vaikus augina, o pamestinukai tas yra viengungių industrija. Ja, ponai, ja. Mano brangioji, aš kaip teisininkas neatsisakau pagal išgalės paremti tokį kilnų darbą, bet aš nesutinku su tokiu bendru kaltinimu. Kur faktai, mano brangioji? Kur liudininkai? Kur įrodomieji dokumentai, mano brangioji? Na kągi faktai prieglaudoje alkani reikia. Ja. Kiekvienas pakvietimas duoda 5 loterijos bilietus ir kainuoja tik 5 sidabriniai. Prašome rašytis. Na kągi, Marcelinai, tu pradėk pirmas. Ja. Kodėl, aš sakau, aš pirmas? Todėl, kad tu šios padegėlių gaujos vadas. Ja. 5 sidabriniai, aš sakau, tai pinigas. Marcelinai, aš sakau, rašytis, tai rašykis. Na kągi tu ten dar galvoji, vis vien nieko neišgalvosi, aš pati už tave viską pagalvoju. Tekle, aš sakau, aš sakau, atsiprašau, aš sakau, tarp moterų patekęs sveikas neliks. Kad vadas jau tai aš tada. Prašau, man irgi vieną. Prašom. Klausykit, ponai, kaip jums negėda imti tik po vieną pakvietimą? O panelė Kumpytė sakė, kad imsite mažiausiai po 3. Kas sakė? Panelė Kumpytė sakė? Po 3 pakvietimus, taip? Prašau, man 3. Aš turiu vieną, prašau, man dar 3. Prašau man visus 5. Man taip pat 5, prašau. Prašau, ir man 5, prašau. Marcelinai, kas tau? Aš sakau, duok, tai duok. Tu įsimylėjai tą Kumpytę? Aš sakau, ne tavo reikalas, sakau, duok. Visą 10 duok, 20 duok. Jeigu tu toks karštas, tai negausi nei vieno ir tos pačius iš tavęs atimu. Pasiūta, sakau, sena kumelė. Pasprink, tu su savo pakvietimais man jo nei vieno nereikia, pasprink. Pasprink, sakau, pasprink. Kokį purkšlį jūs man iš Marcelino padarėte, O iš tokį pliurptelėjimą, tai jūs gausit, kas jums priklauso. Ponas Jonai, tamsta mane palydės. Tai kodėl būtent aš? Gi čia yra ir kitų, jie daugiau laiko turi visi taip. Tai man nereikia. Tamsta mane palydėsi. Su mielu noru. Kai turėsiu laiko. Dabar aš skubu į savo krautuvę. Man taip pat reikia eiti į Tamstos krautuvę. Tamsta padėsi man parinkti prekes ir pristatysi panelės Kumpytį žinią. Kumpytį? Taigi aš visuomet pasiruošęs jums tarnauti. Viso gero, ponai Žalmargiai. Žalmargiai. Ponas Jonai. Antanai, paskutinį kartą klausiu, eini ar ne? Viešpatie brangiausias, einu, jau einu. Palauk, palauk. Eik, šiek. Nu, žinai, Petrelis, eisim per šias duris. Nepamirškite, šiandien tas mane žalvakaris. Iki.
įdėjau. Labai gerai, ponai. Palydėkit mane dabar. Ne. Jokių būdų. Nieko neveikiančiom poniutėm aš ne palydovas. Aš kavinės dūmuose nesismartinu. Ne, jokių būdų. Labai gerai. Rožiai čia netėjo, aš einu pas ją. Taip, kodėl tamsta anksčiau nesakė, kad eini pas ją, aš būčiau palydėjęs? Apseisim be tamstas, ponas Kryžiau. Einam vynas, mes ten gausim labai gero likerio. Ja. Nepakenks. Atskambink, tamsas, susimildamas, atskambink. Man centrinės reikia greičiau. Taip. Kas? Kaip? Pagaliau. Panelė centrinė, taip. Panelė centrinė. Aš prašau 385, taip. 385, taip. Taip. Kas? Alio? Labas? Kas? Panelė Kumpytė? Kaip? Ką tamsa? Kaip? Ką? Panelė centrinė! Aš prašiau 385, o tamsta man duodi kalėjimo raštinę, ką? Po velnių, panelė centrinė, aš prašau 385. 385. Kas? Ką? Užimta? Tai kai baigs kalbėti, prašau sujungti mane, aš čia lauksiu. Taip, alio. Alio. Šeškas išėjo. Alio. Bračgulienė su geležėlė išėjo, Skrusdelienė su puskepaliu išėjo, o mano Magdusė su Šiaučiu neišėjo. Klausyk. Nematai, kur mano Magdusė. 385, taip, panelė Kumpytė, prašau mane pakvies. Kur galėtų būti mano Magdusė? Atstok žaltį, prasmektų greičiau. Panelė Rožė, labas, tai aš tamsą noriu aplankyti už pusvalandžio, už valandos. Paklausk, ar mano Magdusis tenai nėra. Prasmek, judošiau tu žaltį. Ar mano Magdusis tenai nėra? Panelė Rožė, tai aš mat čia toks velnas pasipainioju, aš čia, matot, aš atsiprašau. Alio. Tamsta, paklausk, ar mano Magdusis tenai nėra. Žaltyto. Judošiau. Nu čia, aš tave užmušiu. Kaip? Užmušiu. Dėmesio video įrašui literatūros ir meno redakcija. Kauno dramos teatro spektaklis Dobilėlis penkialapis. Antra dalis. Vaizdo įrašas 76 sausio 27 14 valandą. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Rožė, na, tu nemoki svečių vaišyti. Kas tau sakė? Na, Rožė, tokia mums lyg geriau, ar žaus? Dar ko prasimanysi? Na, Rožė, Lynas taip pat nori likerio. Lynai, duosiu likeriui tuliausias kankinės mano gitarą. Bandau sukomponuoti maršą, kuris iš karto tiktų ir laidotuvėm, ir krikštynom. Pridėk dar vestuves, bus ekonomiškiau. O kaip tik vestuvės man ir lenda įstykas, nežinau, ar čia tokia gitara bus vestuvinė, ar kas. Tai vis dėlto, kad Lynui šiandien labai pasinorėjo vesti. Jais tik apie vestuves ir tą kalbą, bet kadangi aš už jo tekėti negaliu, tai Rožė tekėk tu. Lynai, ar tiesa, ką jis sako? Tu vesti įsigydai? Ką? Oi, Rožė, kad tave kur? Na, Lynas, tai va šita opera industrija tokia. Kol mes šėjom, jis tik apie vestuves tai kalbėjau, kad aš jam tave išviršiu. Tai kaipgi, pagaliau Lynai, tu nori mane vesti ar nenori? Tai kam tie žodžiai, faktai ir be jų aišku? Nau, Lynas, nau. Apie meilę reikia pakalbėti, ja. Apie lakštingalas, ja. Apie veversius, ja. Kol mano vyrelis man pasipiršo, jis man visą galvą išūžė su tais veversiais. Lynas, daryk ir tu dabar tai glauk. Glauk, Lynas, glauk. Greičiau, Lynai, pavėluosi, tu girdi, pirmas skambutis jau buvo. Tai jau man ir mūsų pavėla. Ašgi dar nepasakiau, kad už tavęs netekėsiu. No, Lynas, greičiau, ką tu žinai, gal ten kitas jaunikis jau laukia, no. Tai niekšas, o aš jam sprandą nusuksiu. Ko čia dėjai? Ko tau reikia? Kas tau darbo, ką? Nėra, panelės kumpytės nėra, išvažiavo. Londonon, Palestinon, į šventas vietas. Ir išvažiuodama tave paliko prie vartų vietoj Cuckos lot, ką? Ji mane paliko visus neprašytosius svečius išmesti laukan. Tik tai tu išdrįsk mane paliest. O kad toks minkštas podas, kad mes ir paliesti jau negalima? Šalin iškelius! Rankas aukštyn! Labadiena, ponas Vaisiau. Labadiena. Aš jau grįžau iš Palestinos šventųjų vietų. Prašom toliau, Lynas buvo įgaliotas, tik tai vartelius atidaryti. Žmonių kankinimas prie vartų įgaliojime nebuvo numatytas. Ponai Puskepaliai matyt apsisuko galva ir jis pasijuto to paties amžiaus, kaip kadaise kiaulės ganė. Argi aš tautas, aš matęs poną Kryžių, noriu varyti kiaulį iš namų. Atsiprašau, ponai, skerdyklos aš čia neturiu. Kas vyras, tai šeškas, ja. Geriausia yra praeiti pro šalį nesustojus. Agne, su savo šeškais. Tu man gadini visą reikalą, visas piršlynas. Ja. Man tikrai metas. Panelė Rožė, aš tamsiai turiu pasakyti labai svarbų dalyką. Prašau, klausau. Bet matai, tamista dalykas kol kas šiek tiek slaptas. Aha. Aš norėjau tamstai vienai. Ponas Kryžiau, Slaptas, ja, tas yra Taip. slaptas dalykas, ja. Ja, Lynas, einam. Slaptas. Kaip tu einam? Slaptas dalykas. Lynas, prašom. na, tegu ir taip. Panelė Rožė, aš laikau tamstą savo pareigą perspėti, kad tamsta šiandien ar rytoj gausi keletą vedybinių pasiūlymų. Tai yra vienas kitą aplenkdami, tamstai pasipirš keletas vyriškių. Ir aš laikau savo pareigą, panelė Rožė, tamstą perspėti, kad šie pasiūlymai tai bus nerimti. Ach, šitai? Taip. O kodėlgi jie bus nerimti? Štai ponas Puskepalis man jau visai rimtai pasipiršo. Kaip? Jau pasipirkai? Pasiskubin. Nu tai žaltys. Kam tamsta jį taip eiki? Jis labai malonus berniokas. Jis kalba apie angelus ir galvoja apie velnę. Nu ir ką tamsta, nejaugi sutikai, ką? Kol kas dar ne, pažiūrėsiu. Ne, jokių būdų nesutik. Jis visiškai nerimtas. Aš nežinau, stačiai kokias pareigas jis eina pas Krusdėlienę. Aš stačiai nesuprantu, kaip įlaiko mokytojų mergaičių gimnazijai. Puikus pavyzdys nekalto mergaitėm. O ką jis apie tamstą prikalba? Aš visą laiką surėjusi tamsus garbę begindamas. Jisai tikras mišlavešys. Tamstį įsivaizduot negali. Jam rūpi ne žmona, bet tamsus vila, tamsus dvaras, tamsus... Atsakymą iki vakaro atidėjau. Reikia iš karto pasakyti, nėra baigta. Reikia apsidairyti. Man taip pat tekėti metas. Panelė Rožė, tamsta, esate pačiame žydėjime. Tamsta, tokia graži. Teisybė, ką tamsta sakai? Antra vertus, jeigu tamstai tai pasinorėjai tekėti, tai aš galiu šio reikalu pasitarnauti. Aš agronomas. Agronomas tamsus ūkiai būtinai reikalingas. Aš agronomas
senos kartos. Aš ne toks agronomas, kai dabartiniai jaunikliai, pilni vėjų ir dulkių. Ne! Aš myliu žemės ūkį. Kaip tai, ar tik tai tamsta... Taip, aš prašau tamstos rankos, taip, aš. Teisybė. Taip, aš sakai? išmanus agronomas, geras ūkis, tai mes labai... Žinoma, teks tamstos vardu užrašyti, taip? Pagalvosime, susitarsime, aš esu švelnaus labai būdo, nuolaidus, taip labai. Byla, žinoma, taip pat. Pažiūrėsime, susitarsime. Jinai gali likti ir tamstos vardu, taip. Taip, o kokia tamstos nuomonė dėl vaikų? Kodėl? Kodėl aš vaikus labai mėgstu, jie gali likti ir mano vardu, ką? Arba kaks tamstai 9? Aš norėčiau 15 arba... Ką? Ką? Nu, pagalvosim. Pažiūrėsim, susitarsim. Tamstos pasiūlymas man tokia staigmena. Aš turiu pagalvoti. Atsakysiu tamstai šį vakarą, Pipininė žalvakarį. Kaip? Kodėl ne dabar, ne to jau kaip čia? Manai, taip lengva skirtis rūtelių vainikėlių. Gaila. Nu, ką padarysi, tai aš palauksiu tada iki vakaro. Taip. Na, tai kol kas, taip. Kol kas tada. Bet jeigu tamsta nuspręsi anksčiau, tai gal man paskambintum. Mano telefonas 303. Jau galiu pamiršti. Nu tai aš paskambinsiu už pusvalandžio. Koks tamsta nekantrus. Ne, nereikia telefonas. Tai aš paskambinsiu. Iki pasimatymo. Sudėjau. 15. Nuostabi diena, vyrai kvaitulį pradėjo suktis. Einam, Lynas. Rožė Lynas labai gražiai išmoko pirštis. Klauk, Lynas, klauk ir pirštis. O mes su Šnipščiūnu realistai mums vieversiai nereikalingi. Mes su juo jau ir vestuvinę sutartį sutarėm. Ką? Šnipščiūnas rimtai pasipiršo? O kaipgi kitaip, ašgi sakiau, mudu su juo realistai. Po 3 savaičių aš būsiu ponia Šnipščiūnienė. Betgi aš pasipiršau pirmas. Man pirmam priklausytų gauti ir atsakymas. Tu piršais, aš negirdėjau. Kaip, rimtai norėjau. Prašiau Agnės patarimų, tai yra paruošti. Aš nemaniau, kad visur viską taip ir gadins. Kokie tie vyrai. Tai aš kalta, kad tu pirštis nemoki ją. Tai gal aš kaip po vestuvių tave. Na, žinoma, kartais gal ir galima. Tu, Šnipščiūna, jaunesnis. Bet Šnipščiūnas man 15 vaikų pažadėjo. Yra dėl ko pagalvoti ir netiesa Agnelė. Na, Rožė, tu nežiūrėk, ką tie vyrai žada. Ja, po vestuvyje. Taip. Klausau. Kumpytė klauso. Aš. Ponas Geležėlė. Labadiena. Perkūnėliai dar vienas veinas. Lyna. Oi, koks tamsta geras, ponas Jonai, ką? Oi, ne. Aš to neverta. Kaip? Ne. Aš to nenusipelniau, ponas Jonai. Ką? Tai niekšas. Gal ir Geležėlė ateina Rožei pirštis. Ne, aišku, peržas ir rūpūžė. Gerai, ponas Jonai, aš tamstos laukiu. Kaip, už pusvalandžio? Na, kaip tamsta išeina. Žinoma, galima ir greičiau. Iki. Ja. Nu, Lynas pirštis jai, toliau pirštis. Kągi? Aš išeinu. Agne, tu lieki? Lynas, aš namo nenoriu. Ten vienas vaikas miega, o kitas reikia. Kągi? Tegul bus sudėl? Labai gaila, kad tu man neturi laiko. Aš čia atrodo jau nereikalingas. Žinai, nekalbėk niekų. Man taip pat labai nemalonu. Iki pasimatymo. O, atsargiau žmogus sumydžius. Kas galėjo pagalvoti, kad jis stovi atsistojus? O ką kitą aš galėjau veikti? Aš labai norėjau skambinti, bet už vartelį išgirdau malonų kuždėsį. Ir aš kaip gerai išauklėta moteris negalėjau trukdyti tokį svarbų reikalą. Teko palaukti, kur judu susičiulbėsite. Sveikinu, mano mėlyje, sveikinu, linkiu geriausius kloties. Velnias, o nebuvo. Vėliau, Gradžgulyse, jeigu apendicitas nebūtų jo papjovęs, su tavim begyvendamas iš pasipiktinimo būtų miręs. O tu irgi gerai sakytiems vyrams galvas, sakiau, naudos jokios. Aš savai bent numarinau, tu ir marinti neturi ko. Jo,
Galima pagalvoti, kad Rožė jau ištekėjus moteris, kai nueina su vyru į šitą į daržą. Jei daržą, tai negrįžta iš daržo. Agne, aš pradedu galvoti, kad esi protingesnė negu atrodai. O mūsų Agnė prieš puskapį ulonų atsilaikytų. Ja. O Rožė prieš visą ulonų pulką atsilaikytų, ja. Vėl naujas jaunikis, ja. Šiandien toks šuniškas ūpas užėjo pirštis. Šitą. Agne, tegul Rožė barakatinuojasi su jais, o mudveisim baigti dominos, siūti žalvakaris ant nosį. Ja, lygerio bus. Išvirkite tenai stiprios juodos kavos. Tamsta ponas Jonai su visų kraičiu. Geriems draugams aš nesigailiu nieko. Ypač tokiems kaip Tamsta Rožytė. Kaip sveikatėlė. Apvaizda kol kas dar atsižiūri Tamstos maldų. Mano maldos visuomet nuoširdžios. Aš visuomet nuoširdus. Meluoti nemoku. Ką turiu ant delno dedu, o kaip netelpa delne, ant stalo kraunu. Ir šis ryšulys tau Rožytė už nuoširdumą. Parodyk, ką tokio vengrelis pardalioja. Nepardalioja, o dovanoja. Miela Rožytė, iki tau sakiau, kad nešu dovanų. O ką geležėlė pasakė, tai vis tiek pat kaip ir padaryta. Aš noriu, kad mano miela Rožytė felicitavo kostiumėliu vaikščioto. Pirmos rūšies šilkas priima ekstra porą. Vakar ką tik gavau iš Paryžiaus, kad nieks negalėtų turėti tokios suknelės, atnešiau visą rietimą. To jonelio rūpestingumas tačiai neišmatuojamas. Prisisėk, pažiūrėsiu. Prisisėk. O, matai kaip tinka. Ir prie veido, ir prie vardo. Taip ir gunda išbučiuota. O ką, šilka ar vardą? Rožytė. Bučiuo geriau pamušalą. Palauk, čia dar ne viskas, o čia štai dar. Ai, Tamsta mane į bankrotą įvaryti. O kas šilką atneši? Geležėlę atneši? Geležėlė ir buvo. Liksiu vis tiek geležėliai skolinga. Geležėlė skolų neskaičiuoja. Geležėlė duoda ir dovanoja. Žinoma. Kasgi susilygins su geležėlė, jo širdis meili kaip kurorto bufetas. Kadangi po 4 savaičių bus mudviejų vestuvės, tu iš šitą balto šilko pasisiūdinti nuotakos drabužį prisekti. Mudviejų vestuvės. Pirmą kartą girdžiu. Tai aš irgi nesu girdėjęs. Šiandien tik pagalvojau ir nutariau. O ką geležėlė nutarė, tai vis tiek kaip ir padaryti. O, sakyk tu man. Jei geležėlė nori, tai taip turbūt ir baigti. Palauk, bet kiek aš suprantu, tai mudviejų vestuvės ir nuo mane šiek tiek priklauso. Sakysime, man patinka mergauti. Rožytė. Negi tu dabar nenori už geležėlės tekėti. Dar nebuvo tokio atsitikimo, kad kas nors nenorėtų už geležėlės tekėti. Visas norėjo, pats vis dėlto žalmargis likai. Tai iki šiol aš pats nenorėjau. Šiandien buvo Dobilėlio penkialapio nesenstančių bernelių brolijos posėdis. Nutarėme įsiskirstyti ką savo, klubą iš varžytinių parduotą ir kuo greičiausiai vesti. Buliavos mokesčių pavojus pabaidė. Taigi aš vedu iš įsitikinimo. Mano toks pašaukimas vesti gražią žmoną. Ir aš esu jau pusiau nutaręs, kad tu su manim būsi laiminga. Po vestuvių tučtuojau važiuojam į Paryžių. Taigi aš puikiausiai Paryžių pažįstu. Tenai 10 dienų išgyvenau. Ir naktų, žinoma, su Eucharistininkų kongreso ekskursija. Ir žinau, ten tokių vietelių. Viską parodysiu. Visos paslaptingos puošmenos bus tau kaip perkelis ant delno. O vyno pigumėlis koks yra. Visi tenai geria vyną, Elgetos irgi. Taigi aš jau pusiau paryžietis, vaikas. Aš esu pusiau nutaręs įkurdinti ant modernišką galanterijos krautuvę. Tu pardavinėsi sukneles, o aš visokius pikantiškus dalykėlius, pavyzdžiui, taboką,
su paveiksliukais, skustoms peiliukus ir atvirutes. Tokias paryžietiškas. O antrame aukšte įkurdinsi modernišką kinematografą. Aš būsiu direktorius, o tu kasininkė. Pinigėlius savo jums semsim, po metų kitų turėsime auto. Tokį pežė, baltos spalvos, dviem durimis pikantišką modelį. Palauk, bet iš kur vis dėlto ištraukė, kad aš už tamstos tekėsiu? Rožytė. Taigi aš tave pažįstu kaip savo delną. Paryžiui kas savaitę eisim į operą. Trečiadieniais. Paryžiaus operoje susirenka visa aristokratija. Visi apsirengia smokingais arba frakais. O ponios ilginėmis suknelėmis, dekoltuotomis iš abiejų pusių, maždaug iki čia. O šeštadieniais eisim į Moulin Rouge. Ne. Arba dar geriau į Poliberžerą. Ta nuogos arabės pilvo šopinio. Panelė Rožytė, greičiau. Velnės, aš čia dabar atnešiu. Panelė Rožytė. Panelė Rožytė. Panelė Rožytė, tai sakysim, kad aš nesimokau šokti, kaip Paryžiuje. Panelė Rožytė. Mano sutikimo tam nėra, o be mano sutikimo laimingas nebūsi, Antanėlė. Bet, brangiai Magdalena, kaip tu nesupranti tokių dalykų? Man jau 40 metų. Tokiame amžiuje aš jau turiu pagalvoti ir apie savo nuosavą lizdą, mano brangioji. Tu, Antanėlė, ir mūsų pastogė, negi esi svetimas. Tu pas mus kaip savas, Antanėlė. Taip, mano brangioji, bet aš vis dėlto jaučiuosi kaip tas paukštelis pritūpęs ant svetimo lizdo briaunos. Ir kiekvienu metu galiu būti nustumtas lauk, mano brangioji. Oi, to tai nesibijok, Antanėlė. Tugi pažįsti mano Petrelį. Jisgi muselės nepalies. Nu, tokios geros, labai geros širdies žmogutis. Jisgi visas mano valiui. Va, norėsiu, tai ant stulpo pastatysiu ir stovėsiu kaip žibintas ir švies būdvien kelią. O norėsiu, tai rūsį uždarysiu ir skusis tai tenai bulves nesucypdamas. Stačiai aukso žmogus, kito tokio tai nesužvakė nesuras. Na, matai, mano brangioji Magdalena, tu pati prisipažįsti, kad jį labiau myli negu mane. Vėl tu, Antanėlė, pradedi seną giesmę. Nu, jį myliu vienaip, o tave kitaip. Jį myliu protu, o tave širdim. Mano brangioji Magdalena, man tas dvilypumas jau nebepakenčiamas. Visą laiką jautiesi lyg į svetimą košės dubenį būčiau įklimpęs. Arba tu turi skirti su savo Petru ir tuomet... Kam būtvien Petrelis trukdo? Jis man nieko netrukdo. Jis puikiai uždirba ir mūsų gyvenimą aprūpina. Mano brangioji, aš pats puikiai uždirbu, aš nemėgstu gyventi svetimą sąskaitą, mano brangioji. Jis taip mane myli. Ne. Aš negaliu jos skriausti. Sąžinė neleidžia. Jisgi mane iš žmonės išvedė, aprūpino, išlepino, iš paprastos tarnaitės ponia padarė. Ne, aš iš vieno tik dėkingumo aš negaliu net pagalvoti apie skyrybas. Nu, tokia jam būtų nenupelnyta skriauda. Ei, jeigu tu nenori skirti su savo Petru, tai aš vesiu tada Rožę Kumpytę. Tai jau ne! Rožės Kumpytės tu nevesi. Nevesi bet kurią kainą. Kodėlgi aš jos nevesiu, mano brangioji? O todėl, kad aš nenoriu. Mano brangioji Magdalena, tu tik pagalvok, ką tu kalbi, per tavo kvailas užmačias aš prašnirpšiu tokią progą. Ir Rožę Kumpytę užleisiu kokią nors šnipščiūnui arba šeškui, mano brangioji. Tu tik pagalvok, ką tu sakai, mano brangioji. Pas Rožę Kumpytę toks ūkis su visais trobesiais, tokia vila mieste, mano brangioji. Tu pagalvok, ką tu sakai. Ką tu pasakei?
Tu nori mane iškeisti į šias kumpytės pupažolės ir pavyzdingą vištūkį? Tai tu šitoks paukštis, ponas Antanai Šiaučiūnai, prisiekęs advokatė. Mano brangioje, ne, man netyčia žodis taip nuslydo, aš taip negalvoju, mano brangioje. Mane į kumpytės vištas iškeisti. Kad tu nesulauktum? Sliekia tu! Sliekas. Tai tu šitaip atsimokė už mano meilę. Petreli, kad tu žinotum. Magdusytė, tarytum šaukiai mane. Aš čia, aš klausau, ar man tik pasirodė? Nu taip, aš šaukiau. Aš klausau. Tu man reikalingas. Aš klausau, Magdusė. O ponas Antanas Šiaučiūnas nori su... Nieko aš iš jūsų nenoriu, gerbėmieji. Eikit jūs nuo mano galvos po velnių abudu. Antanai! Ponas Antanai! Magdusytė, aš klausau. Tu čia, Petreli. O tu čia pastovėk. Truputį palauk manęs. Aš tu jau sugrįšiu. Tik truputį. Antanai! Antanai! Išėjo. Vėl abu išėjo. Sugrįšė ar nesugrįšo? Nesugrįš. Gerai, aš jo žinau. Nesugrįš. Labadiena, ponas Marcelinai. Labas. Ponas Marcelinai, aš norėjau paklausti, ar nematei mano Magdusis, į kurią pusę nuėjo? Nejaugi aš sakau, tu niekuomet nepasikarsi su tą savo prakeiktą Magdusę. Labai atsiprašau, ponas Marcelinai. Prašau. Labai atsiprašau. Magdus! Atsiprašau, sakau. Magdus! Atsiprašau, sakau. Magdus! Magdusytė! Magdusytė! Magdusė! Alio? Taip, 385. Ką? O kas tau gyvatė, aš sakau, darbo? Pasikark, kur pragare. Ponas Marcelinas, labadiena. Labas. Man pasigirdo telefonas skambtelėjo. Taip, skambtelėjo. O kas skambino? Atnieknikis. Kas? Sakau, kur šnipščia, šnipščiūnas. Ir tamsta mano vardu pasiuntė jį pasikarti? Prašau. Kas tamstai galioja? Prašom atleisti. O aš dar buvau girdėjusi, kad tamsta esi laikomas geriausiu mokesčių inspektoriumi. Galimas daiktas, sakau. Tie gandai kiek perdėti. Na, šitkaip beje girdėjau po metų kitų tamsta pusės departamento sekretorium, o iš ten ir iki ministerio nebetoli. Man labai malonu. Bet mano laimiai trūksta dar vienos rožės. Mes tamsta išvyksę sostinę, o mes, vargšiai provincijonys, taip ir liksime našlaičiai. Ponelė rožė, aš tamstos nepaliksiu. Prašau priimti šią mano kuklę dovanėlę iš sostinės gal... Atsiprašau. Tokių rožių pas mus neaugina. Čia, sakau, mano sielos dalelė, čia trūksta pačios gražiausios, pačios mieliausios rožės. Panelė rožė, prašau užimti garbingiausią vietą šioje rožių puokštėje. Aš sakau, iškilmingai apreiškiu, kad aš tamstą myliu ir apskritai aš sakau, bet tamstos gyventi negaliu ir noriu. Aš sakau, tamstą vesti. Aha. Visų pirma, būk tamsta malonus atsisėsti. Antra, dalykas rimtas. Reikalingas apsvarstymo. Tas jau viskas apsvarstęs ir nusvėjęs. O tamsta gal taip, bet aš dar ne. Tamsta gali manimi pasikliauti, tamstos mokesčiai būdavo pavyzdingai tvarkomi. Vedybos negi mokesčiai. Bijau, mudviejų būdai gali nesutapti. Žinoma, bus reikalingas nuolaidumas, aš sakau, iš abiejų pusių. Pavyzdžiui, sakau, turiu kai kurių įpratimų, kurių negalėsi, sakyčiau, sakau, tamsta turėsi su manimi sutikti. Antra vertas ir tamsta turėsi atsisakyti kai kurių nereikalingų įpročių. Pavyzdžiui, aš sakau, reiks apriešti giminių ir pažinčių skaičius, aš sakau. Vargu ar pataikysiu.
Nustatysime, aš sakau, pastovę sistemą. Tiksliai suformuluosime dėsnius ir jų laikysimės. Tiksliai suformuluotas balansas, tamsta, sakau, pats savaime išeina. Aišku. Tamstos rimtas nusistatymas turi apdairaus istorinio pagrindo. Ir tai liečia ne tik mokesčių inspekcijos integralumą, bet ir pavienio gyvenimo prasme. Juk valstybė yra niekas kita kaip mokesčių ir pavienių asmenų samplaika. Bet aš valstybinėse dalykuose esu visai nepatyrusi. Todėl privačiuose vedybinėse problemose turėčiau būti traktuojama kaip diskvalifikuota diletantė. Tamsta turi duomenų būti tinkama valstybės vyras žmona. Žinoma, šio to tamstai dar trūksta, bet nieko pagyvensi tamsta su manimi metus kitus ir išlyginsi, kaip čia tiksliau pasakys, savo būdą vingiavimus. Po metų kitų tamsta mano įtakoj pasidarysi tokia pat tiesi ir lygi, kaip aš. Aš didžiai vertinu tą garbę, kurią tamsta man suteikė pasipiršdamas. Bevertinant tamsto suverenę substanciją, dingtelio man mano manimų praktiška mintis. Labai įdomu, aš labai mėgstu praktiškus pasiūlymus. Ar nebūtų racionalu ir konsekventiška, jeigu mes pradžiai sudarytume taip vadinamas bandomasias jungtuves? Pasibandyk. Taip sakysime, metams kitiems. Sutarsime, bus gerai. Sutartį pratęsim ilgesniam laikui. O susikivirčiam, paspaudžiam kits kitam ranką ir sudie. Tamstos mintis svarstytina. Bet aš sakau, gali kilti nesutarimų turto naudojimo ir pelno paskirstymo atveju. Mokesčių įstatymas tokios padėties nenumato, aš turiu, sakau, rimtai pamastyti. Ar ilgai tamsta rengėsi mąstyti? Na, aš manau, sakau, taip per savaitę nuspręsiu. Per ilgai, aš negaliu taip ilgai laukti. Aš noriu kuo greičiausiai ištekėti. Na, jeigu tamstai toks būtinas reikalas ištekėti, tai aš pabandysiu nuspręsti, aš sakau, tai per 3 dienas. Per ilgai tamsta, turi man atsakyti šį vakarą, pipinienė žalvakarį. Aš nesirengiu eiti tą šiukšnyną. No, kaip su tamsta nori. Tenai aš turiu duoti kitiems atsakymą. Ak šit, kaip aš sakau. Tai aš sakau, gerai, aš sakau, sutinku. O, betgi tamsta man dar nepasakei, o kokį kraitį atnešė į mano ūkį? Kraitį? Tai kokį kraitį? Juk aš sakau, čia moterų pareiga. Kaip aš į savo ūkį turiu dar ir kraitį atnešti? O, gerai. Dabar aš turiu pagalvoti. Atsakysiu tamstai šį vakarą. Bet šitą aš priėmiau tamstos pasiūlymą, kokia, sakau, moteriška logika. Pirma šneki, o paskui kalbu. Matote, kiti taip pat laukia mano atsakymą. Sakau, atsiprašau, kaip tamsta gali mane. Tamsta mane. Ponia Gnelė, prašom. Ponas Geležėlė, kas tai per industrija tokia? Ponia Skruzdėlinė, aš sakau, čia jokia tamsta industrija. Čia esu aš, Marcelinas Šeškas. Iš viso, aš sakau, tamsta turėtum žinoti, kad aš esu ne tas, kas esu. Tai yra, aš sakau, kad tamsta matai. Tas mano Marcelinas sako, klausyti nėra ko. Tas ponas Geležėlė toks čigonas. Jis malonės moteris sodina kitiem vyram ant kelių. Ponia Gnelė, aš kitaip negaliu. Aš jau susižėdavęs. Po poros savaičių mano vestuvės su Rožyte. Bravo. Šampano bus pilnas katilas, pirmos rūšės, ekstra prima fora. Ponelė Rožė, aš sakau, ką aš girdžiu, tamsta jau su Geležėle susipažėjęs ir mane tik už nosies vedžioja. O tau, mano mielas Marcelinai, po tai parūpo Rožį sužadėtuvis, a? Pone Teklė, su tamsta dabar Matote, mes su ponu Marcelinu, ponas Marcelinas pasiūlė man savo ranką ir mes su juo sudarėme sutartį. Sudaryti bandomasis jungtuves kokiems 2-3 mėnesiams. Marceliuk, tai nutarė vesti su manim nepasitaręs, pasilakė, a? Teklė, su tavim aš dabar nesneku. Na kągi vest, Marceliuk, vest. Teklė. Na, bet jeigu tu nevedęs grįši ir tau keli šonkauliai įlinks, tai vyrutį manęs nekaltik. Po velnių! Rožytė mano! Ir aš neketinu atiduoti kokiam šaškam. Labas, ponai. Ponas pulkininkė, prašau. Ponas pulkininkė, aš prašau būti jūs mano sekundantu. Aš žadu šitas rudys į gelčgalį iškviesti 2 kronų. Ponas Jonai, jūs protingas. Ponas Jonai.
nekeiksiu. Tai ir tai kaip nutupėtas. O manai, kai jau tu geresnis. Abu madu geri. Nė velnio. Tu bent pačią turi. O aš, kaip žagrė pūdyme, apleista, surūdijusi. Tai kad ir vedusiam, nedaug geriau negu viengungiui. Kartais pats žmogus nežinai, vedėsis ar tik šiaip savo. Nelyginant bažnyčios maršalką, landžiai su barškančiu burbulu ir kitiems kelias kini tik tai. Pareigų daugybė, o teisių. Teisi šuniškai mažai, beveik jokių. Stačiai jokių teisių. Nė velnio. Kariuomenį tarnavau, pulką kareivių valdžiau, o dabar vienos bobos negaliu suvaldyti. Pastumdėlis kažkoks likau. Tu lydai negali įsivaizduoti, ką visą tai reiškia. Nė velnio. Ot būdamas karo mokyklai skaičiau tokią knygą. Lyg ir vedybų filosofija, buvo ten labai gerai parašyta. Jeigu nori gyventi kaip šuva, o mirti kaip žmogus, vesk. O jeigu nori gyventi kaip žmogus, o mirti kaip šuva, nevesk. Skonių reikalas skirtumas mažas, pasirinkimas visiškai menkas. Nė velnio. Viengungė gyvenimas taip pat šuniškas, kad blogiau negu šuns. Kaip? Oi, šuva. Nu, dar savo būdą turi ir šeimininkė, kuri paglosto, palakina, įleidžia į kambarį sušilti. O viengungis kas? Nei velnio. Supi svetimus vaikus, godi svetimas pačias, o pačiam dūšioje šilpia vėjas rudeninis toks pasiutęs kerslis, kaip pro kaminą visą šilumą ištrauk. Kam jums viengungiams sava žmona? Gal jūs pakankamai svetimų turite? Kiekvienas iš jūsų dobilo penkialapį vis kur nors prilipęs. Ir dar kaip prilipęs, kaip putelė lauspuodė. Pareigų jokių neturit. O aš kągi, aš mylėjau savo Magdusę ir dabar dar labai myliu. Ir ką tu manai? Tu manai, kad aš ją matau kada nors namuose kaip žmona? Pasakyk, prakeiktas viengungi, ką tu manai? Nė velnio. O, matai? Vesti jaunos, gražios žmonos, kad ir kažin kaip ją mylėtum. Jauna, graži žmona nemokamas seklys, visuomet kitų seka. Ir visuomet prokuroras, tavo namai pavirsta kalėjimu. Ir visuomet teroristas, nors bombų ir nekaišė, bet tavo gyvenimą paverčia nepaliaujama Baltramėjaus naktimi. Pasidarai kažkokius lankijančių šešėlių, už kiekvieno šakalį užkliūvančių. Atliekamų žmogum pasidarai, kaip alkanam katinui uodega. Lynai, kad tu žinotum, kaip visą tai graudu. Nė velnio. Tu nesimėlėtum savo tau smegenis palikti. Pažiūrėk, kaip kitus sielvartas griauži ir praeis tau noras vesti. Nu, nė velnio. Aš turiu įsimylėti. Aš turiu vesti. Aš turiu gimnazistėm išaiškinti, kas tai yra meilė. O kol kas aš jam aiškinu, kaip svetimi vaikai su. Klausyk. Tuščiuose reikaluose smaka prarijęs, pasakyk man, kaip geriau. Pirma įsimylėti ar pirma vesti? Juokdarys tu, Lynai. O tu pats kaip manai? O aš manau, kad visų pirma reikia prisikelti. Tada visi reikalai savaime įsispręs. Tik štai šiandien geriau, kai bulius išlojo, niekas į galvą neina. Viskas nuteka į apačią pagal simfono dėsnį. Lynai, gerk. O, gerk. Aš būtė. Šimtas praplodavau. Išgerk su manimi. Aš noriu, kad su manimi išgerk. Oi, ką
ponas, aš negaliu, ponas. Gyvenime, aš noriu, kad tu išgertum. Oi, ponas, tiek daug gražių ponių, ponas galėtumėt su jomis išgerti. Gyvenime, aš noriu vesti ir gyvenau už manęs netėp. Aš būtė. Nori? Vesiu tave. Ko galėčiau ponui patarnauti? Kiek? Už manęs. Vynai gerti. Gyvenime. Aš būtė prūdė šaftą ir pasibučiuojam. Oi, kad man negalima. Gyvenime. Tu būsi puskė palienė. Pati žinai, koks viengungio gyvenimas. Šalta vienam. Nėra kas pečių papūda. Blusas ir tos veda. Pilna lova pelenų ir nuorūkų pribarstyta. Tušti buteliai šonkaulius nuspaudžia. Vienu žodžiu, visas viengungio gyvenimas tai Ustinis apžėlės pūdymas. Radau dar atliekamų apdarų. Šitas bus kaip tik tau ūkis. Man? Galgi ponas su manimi? 100 tarakono galvų. Renkis, kad duodam. O, aš tave sveiks pasibičiuoju. Oi, ką, ponas mane ponia už tokius darbus iš vietos pavarys. Niekis, pasakysi, kad aš liepiau. Tada ir poną pavarys. O taip gali atsitikti. Lygai gerą. Oi, Mielelio. Nuo šiandien tu mano sužadėtinė. Sėsk, Bruderšaftą. Lygai. Bruderšaftą. Ir pasibučiuojam. O taip? Vynas pagavo sužadėtinę veda. Negali būti, kas į tokia ką. Argi nepažįsti? Panelį kumpyti gal? Be! Avinas. Gerbiamoji, aš čia turiu tokį mažą reikaliuką. Norėčiau pasikalbėti su tamis svetai. Drož, čia mano sužadėtinė. Kryžiaus 100 tarakonų galvų. Dūrius išpradėdinus. Linai, jis įsitikino, kad Alžbutė yra rožė kumpytė. Ir Kalinas aplenkdamas kitus varžovus kumpytę jau veda. O vadinasi, manęs nepažįsti. Sakyk, kad esi rožė kumpytė. Apsimes esanti kumpytė. Ir suk tiem žalmargėms galvas. Jiems netimo žmonos pro kaktą šįstų. O jeigu pas blogas. Blogiausiu atveju aš tave vesiu. Lynai, gerą. Gyvenio. Bruderšaftą. Visa tai. Matai tą, kur su vynu kalbasi, matai? Judesiai tie patys, tik balsas pakeistas. Aš ją kaip nuotą pažįstu, taip tai jį. Aišku, žinoma, tai kumpytų baigtų. Taip, rožė, jinai. Broliai Dubilai, negalima leisti, kad tas girtuokis mus visus paliktų su nosim, ką? Bet ir rožė gera man jokio atsakymo nedavusi prisikorė prie puskepalio. Iš jos pusės mažiausiai nemandagu yra. Broliai Dubilai, šią sužadėtuves reikia būtinai išardyti. Aišku, judu užkalbinkit puskepalį su pipinė, o aš tuo tarpu rožę pabalnok. Balnok. Leiktų, sužadėlio atvolio vykti. Kas pasikeitė? Šitonas dingus rožė. Rūpužės Mane užmušti galėjai. Gyvenime man sužadėtinė pavogė su visa rožė ir amūnė. Nenusimink, Lynai, tu gausi jaunesnė, gražesnė, dailesnė. Gyvenime visas, kuriom pasipenšu, man šiandien pavogė. O aš pati pas tave atėjau. Nori mane vesti? Paryžiai rožytė, kas antras namas kavinė. Staliukai tiesiog, kur vietoj kavos, vyną geria. Staliukai tiesiog ant trotuarų sustatyti. Trotuarai ten tokie platus, o staliukai siauri. Prie kiekvieno staliuko sėdi ponas ir ponė geria vyną ir bučiuojasi. Bučiuojasi ir geria vyną. Rožytė, duok parodysiu, kaip Paryžiai bučiuojasi. Prieš vestuves negalima, pavastai būtų nebeįdomu. Netiesa, Rožytė. Paryžiai visur bučiuojasi. Kinematografuose, tramvajuose, valgyklose. Paryžiaus mados visų geriausios. Paryžiaus įsakė, visi turi klausyti, Rožytė. Jūs matot,
Matot, kaip geležėlį su puskemuriu įsitaisė? Galva būdau, kad po pusės metų jie kviesės į krikštynas. Žinoma, iš geležėlės tai nėra ko norėti. Žinoma, sukčius. Geležėlė, mano brangusis, nėra ko stebėtis, bet kad šitas pelų maišas, kur buvęs, kur nebuvęs, vis kokia moteriškė apsikabinę snapso. Ir gerai daro, žmonės rūpinasi savo ateitimi. O kas bus iš jūsų? Taip visą gyvenimą likite šaumargė. Bulevas mokesčių mokėti, paskutinę kepurėlę parduoti. Aš sakau, padėk Dieve. Aš sakau, dėkui, dėkui. Ką žino, sakau, Daelio įstatymus. Šitas gelžgalis atsisakė eiti su manimi į dvikovą. Galiu jam viešai per snukį stuktelti? Ne, nereikia, ponas Šeškai, nereikia. Tegul šiandieną pašauks. Na gerai. Visi. Ponas pulkininkai, einam vidun, radau gero konjako butelį. Ten Daelio klausimas. Lynai, gerk. Dievernio, aš šiandien vedu. O šitą. O kur dingo sužadėtinis? Vėl pavogė rūpų. Klausyk, Lynai, pažįsti mane? Aš esu Rūžė Kumpytė. Nė velnio. Tu man piršais prisimeni? Nė velnio. Jeigu negausi kitos, imsiu tave. Lynai, gerk. Tu manęs nemyli? Nė Tai velnio. kaip aš už tavęs tekėsiu, jeigu tu manęs nemyli? Lynai, jau ką tu darytum, jeigu aš tavęs staiga pamylėčiau? Labai. Nė velnio. Stuobrytus. Lynai, gerk. Nė velnio. Nu, Lynai, aš esu Rožė Kumpytė. Nė velnio, nerožykė. Tamstai kaip vienintelį rimtam žmogui šį vakarą. Aš noriu atverti žakobuklio paslaptį. Tamsta niekam nepasakysi tiesą. Žinoma, kad ne. Aš esu Rožė Kumpytė. Artinasi valanda, kad aš turėsiu pasirinkti sužadėtinį. Jūs, Rožė Kumpytė? Šiandien paskutinės mano laisvės valandėlės. Rytoj aš jau būsiu sužadėtinė. Su pančiu tai iki kaklo. Sveikinu, panelė Rožė, sveikinu. Aš noriu savo jaunystėlę palydėti triukšmingai. Triukšmingai. Aš noriu savo jaunystėlę palydėti su tamsta, ponas Petrai. Kaip tai su manim? Panelė Rožė, kad aš vedęs, negalima jau. Kaip negalima? Visiems galima, tik tai tamsta vienam negalima. Negalima, panelė Rožė, mano Magdusis negalima. Magdusis. Tamstas Magdusis visai žalmargiais tampuose tamsta žiopsai. Ką daro Magdusė, aš nežinau, aš nesikišu, tai jos reikia. Ponas Petrai, einam į parką Gilmą. Nes panelė Rožė negalima. Aš sakau, tos moterys, aš sakau, nieko rimto. Vienas tik nemalonumas, ilgas tik plaukas ir tada kiek sutrumpėjęs, taip kad tam... Kad mūsų vedybos yra bandomosios. Taigi aš nutariau, aš sutinku tekėti už tamstą. Bandomos vedybos, tamsta, aš sakau, žinai, tamsta tikrai esi panelė Rūžė. Taip, tikrai. Panelė Rožė, aš tamstą iš karto atpažinau. Ponas Krizio jau apjaušis, netrukus pradės žalvakario gaidys, o mes dar nesutarėm dėl pagrindinio mūsų vedybų klausimų. Tai kad atrodo viską esame sutarę jau. Vaikų skaičius dar nenustatytas. Kiek prisimenu, tai 6. O, jūs 6 aiškiai maža. Aš pasilieku prie savo pirmojo pasiūlymo 15. Ką? Pagalvok, kad tamsta kalbi. Juk visus reikia pavalgydinti, šauginti, mokyklon leisti. Vienu lopu statysim kaip ligonį. Kas čia bus? Katorga bus negyvenimas, ką? O įdomu, kiek visą tai galėtų kainuoti? Na štai galime skaičiuoti, o štai laisvas staliukas. Panelė Rožė, tu tik pagalvok, ką tu man siūlai, mano brangioji. Ne, ponas Knipšiūnas, skriausti aš negaliu. Pasirinkdama vyrų tamstą, nei aš darau jam didelę skriaudą. Tad aš nutariau, kad jis dirbs mūsų dvare ūkio vedėjų ir gyvens pas mus iki pat gyvos galvos. Panelė Rožė, ponas Šnipčiūnas labai menkas agronomas. Jam gerai būtų paskirti kokią pensiją. Panelė Rožė, aš ministerijoje turiu pažinčių, aš jam išrūpinsiu kokį darbą. Panelė Rožė. Ne, ponas Knipšiūnas gyvens pas mus kaip trečias šeimos narys, kaip tamsta gyvena Pipinių šeimos. Panelė Rožė, panelė Rožė. Panelė Rožė, pagalvok, ką siūlai. Pasirinkdama tamstą vieną, aš visus kitus jaučiuosi labai nuskriaudus. Man visi vienodai piršosi. Panelė Rožė, kaip tamsta gali mane lyginti su kitais, juk jie visi toks šlamštas. Betgi tam
tamsta tam šlamštui pirmininkavai. Išeina tamsta šlamštų tarpe. Buvai pirmas. Panelė Rožė, aš vaidinau komediją ir tos kvailius tik užnuosis vedžiojau, aš sakau. Jums jie kvailiai, taip. O man jie nelaimingi žmonės, gaila man jų. Už tai, kad šeštadienis visas penkialapis renkasi pas mus ir posėdžiaujam toliau. Kaip tai, panelė Rožė, aš būsiu vedęs į Viengungį, ne tie interesai, tai ne ekonomiška. Ai, bet negi tamsta pamiršai, kad mūsų vedybos yra bandomosios. Taigi aš nutariau pabandyti su likusiais 4. Panelė Rožė, tamsta protų netekai, aš nieko sakau nesuprantu. Meška, senevalyvas ponas Tipinė. Aš pasitikiu su karščiausiais jausmais, su tyra širdim, o jis man apie savo Magdusę nekena. Labai čia man įdomu, tai jo Magdusė. Panelė Rožė, aš labai atsiprašau, na tikrai aš tamstas nenorėjau įžeisti, panelė Rožė. Jeigu aš būčiau kitaip pasielgęs, tai kaip aš dabar galėčiau Magdusę į akis pažiūrėti? Dramblys, avinas lepšių prisilies. Nenori aš daugiau tamstos matyti, nenori žinoti, nenori girdėti. O tegu tave Magdusė su kopūstais išverda ir savo mėlundžiam sušeria. Nu, panelė Rožė, aš dar kartą atsiprašau, na tikrai tamstas nenorėjau įžeisti. O pagaliau, panelė Rožė, ne aš prie tamstos prikybau. Tai ką, tai aš prie tamstos prikybai? Tamsta dar įžeidinėti mane pradėsi. O tuoj pragy žalvakario gaidys. Tegul pamatys tavo Magdusė, su kuo aš tavo jaunystėlę palydėjau. Akarinko! Pasigavęs kas ką turi, kam paskyrė galintis, nieks iš to nebeišlys. Kaip nuo amžių nustatyta, įsakau paskeldams rytą, žvaigždės kol dangui užges, nusiimkite kaukes. Papauską, aš pas tave atėjau, girdi? Ką, gyvenio? Aš tave vesiu! Ar dabar pažįsti mane, Petrelį? Magdusė! Na, mano mielas Antanėlį, girdėjai, ką gaidelis giedojo? Ką paskyri, kam lemtis, tas iš to nebeišlys. Klausykit. Taigi man pati sunkiausia industrija atiteko. Na, aš jau nenoriu, jis nuspaus mano vaikus. Aš sakau, aš svetimų vaikų nesupu. Aš sakau, čia pasityčiamas, čia patamsio gaivolų darbai. Susitiksime, aš sakau, policijos nuovadą. O kas tu per figūrą? Nenusik tą kaukę. Neduosi, ne. Po velnių. Taigi tu pati gražiausia, kurią sutik sutikęs. Į Paryžių, į Rabardą. Apgavo! Mane apgavo! Nejaugi aš dabar dėl moterų apgavystės turėsiu buliavos mokestį mokėti. Ponė Sprusdėlienė, aš tamstos vaikus paskui.
Thank you.